Tokį Oskarai. Aš išėjau į kiemą, pasirodo šaukė šunį, ypač su merginomis. Dažnai tenka pyktis dėl to, nes iš... Per greitai vaikštai? Per greitai vaikštai, jo. Jie spėjo apsišopinti, ne? Pirybinės buvo tiesiog pavojinga, ten eiti tas jų sektas, bažnyčias, nes kars nuo karto atvažiuodavo KGB ten. Dalykus, ten moteris atėjusios klaupėsi melstis, ar ne? Sveiki, mėly žiūrovai, mums po ilgo laiko atėjo pavasaris. Rankos į viršų, tarp saulės, kaip tenais, tarp rankų pirštų saulė, ar kaip ten, vienu žodžiu, Soliario daina. Turim pašnekovus, kelis, Vitalis tai visą laiką mūsų svečias pastovus, o etatinis, tokia karta vyresnė ir turim dar iš tokios jau, tarp manęs ir tavęs yra Oskaras Koršunovas, teatro režisierius. Menininkas, o daugiau papasakosi pats, bet man pirmas klausimas kyla. Aš prieš 15 metų tokį vardą išgirdau Oskaras, galvoju, kad čia per bičas. Beje, to bičo garbiai mes pavadinom mūsų jauniausiai brolį, Oskarą. Daugiau aš Oskarų nepažįstu ir daugiau nesu girdėjęs. Kaip tėvam kilo tokia idėja, iš kur yra šaknys, kur kilęs? Čia įdomi istorija. Iš tikrųjų, dabar Oskarų yra nemažai. Ir tada, tais laikais, kai aš gavau tą vardą, tokio vardo iš viso nebuvo. Pirmą kartą aš savo vardą išgirdau, kai kreipėsi ne į mane, Lietuvoje. Tai buvo toks juokingas įvykis. Išgyvenau Švento Ignoto gatvėje ir girdžiu kažką šaukė Oskarai. Ten buvo taip... Tas mano būdas toks buvo pereinamas, ten daug visokių įvyko linksmybių, senamiestį. Kartais užeidavau į savo butą, ten prasidėdavo, paklausdavo, kas aš toks. Sakydavau, šiaip aš čia gyvenu, o jūs kas. Tai va, tai buvo tokie linksmi laikai tada. Ir aš taiga girdžiu, kažkas šaukė Oskarai. Aš išėjau į kiemą, pasirodo šaukė šunį. Tai čia toks pirmas buvo, kai aš išgirdau, kad kažkas kitas pagerbė šunį. Jo. O dabar atsirado daugiau tų vardų ir yra nemažai, bet tais laikais tai buvo absoliučiai vienintelis vardas. Fantazijos trūkumas. Jo, ir... Limited edition. Jo. O irgi kaip įdomu, mano mama yra iš Biržų krašto. Kokio regioną konkrečiau iš Biržų? Mano tėvai iš Biržų. Jo, iš Klausučių kaimo. Klausučiai, tai čia bus kur? Pietų, šiaurė, mano tėvai iš Papilio. Nu, prie Biržų, vienu žodžiu. Prie Biržų. Žinau, ten dabar kaip čia. Tai nelabai ten pietus būna. Vienu žodžiu, ir tai yra prie Latvijos. Ir jos didžiausi atsiminimai vaikystės, gražiausi, kai su seneliu važiuodavo į Latviją, į Rygą. Nes Arčiau buvo Ryga, visi apsipirkimai vykdavo Rygoje. Jo. Čokoladkos. Ir ten tokia viena istorija buvo, kai senelis su mama nuvažiavo, tai buvo jos laimingiausia tokia diena. Ir matyti įkalė truputį, nes nieko nenupirko, jokių ten druskų, jokių ten viso to, ko reikia žiemai. Pats jau nusipirko šautuvą, o su mama nuėjo į tuometinį Disneylandą tokį, kurį šautuvą, ta prasme, normalų? Normalų šautuvą. Karabiną? Jo. Ir po to buvo labai daug problemų su to šautuvu, nes laikai buvo ten neramus, čia po karo. Pokaris, jo. Tai va, ir Latvijoje šitas vardas... Jis populiarus? Jo, Latvijoje, ne tai, kad labai populiarus, bet bent jau girdėtas buvo ten. Toksai jų vietinis Baltušis, Latvių Baltušis, toks Lacis rašytojas buvo ten. Ten buvo vienas personažas, irgi Oskaras. Tai, vat, iš... Ten nugirdo? Iš ten. Nu, supratau. Koreliacijos kažkokios, palėtėm, žinai, tos Oskaro apdovanojimus. Tu irgi rokenrolas? Nu, jo. Savotiškas? Nu, jo. Nu, supratau. Koreliacijos kažkokios
palėtėm, žinai, tos Oskaro apdovanojimus. Ja, tai įdomus tas Biržų kraštas. Taip, bet tu jame lankaisi ar ne? Ar tu ten toksai turistas? Jo, labai retai. Nors ten praėjo mano gražiausios galbūt gyvenimo dienos, vaikystė pas senelius. Vaikystė? Jo. Jaunystė? Vaikystė. Aha. Ir štai vaikystė. Jaunystė jau nebuvo. Nebuvo tavęs ten. Ja. Man vaikystė tai buvo sentimentalu, nemažas miestas. Nu ir sentimentalu, ir gilu, tai vaikystės įspūdžiai nebūtinai sentimentalūs. Bet jie yra esminiai, lemintis gyvenime. Formuoja. Ja. Nu, aš pastebėjęs, kad su amžium turbūt tas ateina, čia jums turbūt su amžiu, bet tų sentimentų atsiranda daug daugiau ir gal tai susiję su tuo, kad tu gyvenimą pradedi vertinti kitaip. Žinai, kaip eini gatvė, sakykime, ir mes turim jauni žmonės, aš irgi pastebiu, su merginom vaikštai ir jos skuba visą laiką. Aš irgi tą įprotį labai turėjau, kol nepradedi eiti ramiai, lėtai, filmo režimu, kuomet įsidėmi visą tą, aš pastebiu, vyresni žmonės šiaip ir vaikšto lėčiau. Tai gal ir tų sentimentų biškai daugiau atsiranda. Aš dar lėčiau nevaikštau kol kas. Lėčiau nevaikštai? Ja, yra tokia problema visą laiką. Reikia sustoti. Ypač su merginomis. Dažnai tenka piktis dėl to, nes Per greitai vaikštai? Per greitai vaikštau, ja. Nespėja apsišopinti, ne? Tai priklausomai kas moka. Bet aš taip pat noriu truputuką pertraukti. Man koreliacija tokia labai įdomi, kai tu užkabinai, reiškia, mes sėdėm trysia prie vieno stalo, kad tu iš Biržos žinojau, kad Oskaras iš Biržos aš neįsivaizdavau. Nors toks biržietis 20%. Su dviem dalykais. Su 50. naminio lum, su Biržo karveliais. Rinkuškiai. O tokia buvo, tokia čia yra organizacija, labai... vadinkim. Ja. Tai man... Ta organizacija buvo rimta, alus Biržų tai iš viso. Ten aš galėčiau daug labai istorijų papasakoti apie Biržos alų. Nes iš tikrųjų be alaus ten nieko nevyksta. Duona? Siuvykla buvo? Jo. Kas ten... Nu ir dar... Biržų duona, taip. Jo. Nu, reikia pasakyti, kad tai ypatingas kraštas dar ir tuo, kad tai yra reformatų. Reformatų. Arba protestantų, arba kaip bambizų dar kaip vadina, taip biškai paniekinamai. Tai yra, bet iš tikrųjų tai yra Radvilų, ten didžiulė pilis. Taip. Ten buvo Radvilos, tai buvo labai stiprus toksai švietėjiškas ir toks lietuviškas centras, nes mes žinom, kad būtent reformacija, ir Mažvydas, ir Donelaitis buvo protestantai, reformatai, reiškia, su jais atėjo ir lietuvių kalba, ir rašyba, ir kultūra lietuviška ėjo labai stipriai iš reformavosi daug kas. Tai vadinkim, ne vien karveliai iškia buvo. Ne vien karveliai. Ir tas mano toks irgi identitetas savotiškas, nes aš iš mamos pusės esu reformatas. Jūs augai bažnytkaimy ar ne? Ne, sodyboje. Ta prasme, aš tai augau mieste, aš tai grynas Vilnius. Nu, sakykim, tą vaikystę. Vaikystė tai yra sodyba ir tai labai, būtent, labai įdomu. Vienkiemis. Jo, vienkiemis. Dabar aš manau, kad daug ką praranda turbūt mano jau vaikai jau ten tų sodybų nebepamatys tokios, kokios jos buvo, bet tai gal ir gerai, o gal ir ne. Jos dabar tokios miestietiškos, ten perka sodybas miestiečiai, jie jau ten kažkaip kitaip gyvena, sukultūrina miestietiškai, ten prisikabina gal kažkokių atributų, bet aš tai gyvenau to tikroje sodyboje. Žemos lubos. Jo, ir kur ten buvo auginamos karvės, aš atsimenu iš vaikystės milžinišką jautį, senelis augindavo didžiulius jaučius, ant tiek didelis jautis, kad iš jo net nebuvo galima, išmešti to mėšlo iš po jo, toks agresyvus. Atsimenu, jautis buvo ir mane leisdavo ten eiti, kur jisai buvo, jo net neišleisdavo, jis ten užnerių pririštas ir taip toliau. Vienas, tarkim, iš vaikystės įspūdžių. Ir aš slapčia eidavau pažiūrėti. Jis stovėjo didžiulius mėšlų krūvos, riaumodavo ir jau iki lubų buvo, ten buvo molinė. Molinis tvartas, kūtė, kaip vadinosi, grietiškai. Ir jisai ragais daužė tas lubas visą laiką. Ir tas tokia kažkokia, man kaip kažkoks antikinis išgyvenimas to susidūrimo su kažkokiu tai
Čia prie tų pačių jaučių grįžtant, tai aš tokį performansą gerą gyvenime esu apturėjęs, bet tai matyt, ko gero neplačiam ratui tai būtų viskas. Pats apturėjai su jaučiu, taip? Nu, apturėjom, ta prasme, mes apturėjom, vadinkim, dviesę. Tokį performansą, reiškia, griovėmės tokią fermą, reiškia, būdami studentais dar, ten tų jaučiukų visokių stovėjo. Baiku. Žodžiu, jie stovi, vadinkim, savo užpakalinę dalim, nuo ko jautis pasižymė, reiškia, yra ta atributika visa. Mano kolega pagalvojo, kad gali pagroti, reiškia, su dviem akmenukais, nes skirtingas garsas. Kol neužsirovė ant kažkokio jaučio, kuris buvo special atvežtas iš Olandijos, kaip tu pasakoji, su tom išnervės įstatytom. Žiedais, kaip jis vadinasi, tai jis išsirovė, ten buvo tokia sankasa, tai mes per tą sankasą bėgom. Aš jau supratau, kad jau matyt bus salelių vietoje, bet iš priekio atvažiavo zootechnika su MK. Mums pavyko išsiskirti šonus, zootechnikui nepavyko. Jautį surado po 3 dienų tinklais pagavo, parvežė atgal. Ir kažkas prasičekino, reiškia, kaip ten mes tą veiklą visą vykdėm, tai biški sakė, kad klystat. Prie tos pačios, žiūrėk, aš dabar prie tos pačios vaikystės grįžtant, kadangi dabar labai daug perskaičiau detektyvinės literatūrą švedų. Dabar ant pakilimo, skandinavai, norvegai, švedai, tai ten buvau radęs tokią vieną įdomią frazę. Jeigu nori susižinoti apie žmogų kuo daugiau, jeigu turi galimybę, įlysk į jo spintą, kuris laiko apatinius rūbus, konkrečiai triusikus. Tai šiuo atveju, kadangi pas Oskarą aš pakliūti negalėjau į jo garderobą. Būtą vadinkim ir garderobą, bet internetas... Tai nesiprašėjai, būtų norėjęs, galėtum pakliūti visų. Ačiū už pakvietimą. Būtų performansas, ne? Tai va, ta pati, reiškia, spinta, skaitau, yra dabar internetas, tai aš pasižiūrėjau, reiškia, apie maestro, ten pasirinkau informaciją ir informacijos buvo tiek daug, aš turiu čia špairą susirašęs, jeigu ką nors pamiršiu, tai priminsiu. Tai pala, tu Švento Ignoto gatvėje dar gyveni? Vat būtent apie tą laikotarpį, reiškia, jos, vadinkim, jau Vilniaus veiklos tos, nes kaip aš minėjau, čia mes turėjom tų laiko prieš pačią laidą, vadinkim, mūsų, apie tą pačią Violetą Tapinienę, kas man dar užstrigo tie visi panko laikai, aukščio baimė ir išsireiškimas apie, reiškia, tą gyvenamąją vietą, kur aplink yra labai tylu. Yra vienuolynai, bažnyčios ir viskas kitkas. Tai mano du būtų klausimai, koks santykis su religija arba su tikėjimu, čia pasirinkti gali kaip tau patogiau. Ir su tais pačiais varpais. Nes jeigu 2 kiekvieną dieną, kas valandą, pavyzdžiui, man kaltų varpai, tai aš pradėčiau galvoti apie savo egzistencijos. Tu kartais ne žydiško kraujo, nes Biržuose tų žydų pilna buvo. Žydmestis toks vos ne. Nu dabar dar Vanagaitę trūksta prisiminti ir taip toliau. Čia labai įdomi tema, visa Lietuva buvo pilna. Buvo pilna, ten koncentracija, sakyčiau, ypatingai didelė. Jo, ir manom, aš neturiu žydiško kraujo, reiškia, bet pasakojimai mane pasiekė. Močiutė pasakojo, jinai buvo, protestantai visiškai kitaip žiūrėjo į žydus. Ir pasakojo tokį įdomų dalyką, kad tie, kurie šaudė žydus, jie po to nuėjo pas vokiečius ir sako, čia pas mus dar tokie bombizai yra, jos irgi reikėtų nušauti. Tas irgi reikėtų. Vokiečiai pradėjo aiškintis, kas jie yra. Ir pasirodė, kad jie tai yra protestantai, reformatai, tai yra vokiečiai kaip patys vokiečiai. Tai Liuteronų bažnyčia, ne? Ja, yra liuteronų ir yra reformatų. Jeigu taip, bet kalvinizmas... Pagal tas tikrasias konvencijas, tai mano močiutė yra reformatas. Senelis buvo irgi iš reformatų šeimos, bet jisai buvo laisvamanis. Tai grįžtant prie, reiškia, požiūrio į, kaip sakiau, ar religija, ar tikėjimas? Mano mama sakydavo taip, kad jinai tiki į gėrį ir nebuvo jokios religijos, vat nebuvo šeimoje. Buvo tokia, jo, bet buvo, apskritai pas reformatus nėra tokio fanatiško tikėjimo, bet pas juos yra labai stipri etika. Jeigu ten paimsim reformatiškas šalis, tai ten Skandinavija, tarkim Švedija, Norvegija, jos yra sekuliarios šalis, ten beveik nėra iš tikrųjų tikėjimo. Bet etika, moralė yra labai aukštame lygyje išlikusi. Tai čia toks, žinai, gaunasi... Tai man dėl ko įdomi ta buvo... Bet aš tada užbaigsiu tą, reiškia, pasakojimą iš tikrųjų, Nenusimušnu. kad jo, kažkur
gal 18 metų. Kai man buvo 18 metų, aš ten buvo apskritai tas labai toks įdomus laikotarpis. Ir aš prisidėjo, aš domėjausi labai daug kuo ir stengiausi tiesiog viską apimti. Ir ten prasidėjo dievoieškos tokie dalykai. Ir ten aš galų gale susitikau su baptistais, sekmininkais, kaip juos tada vadino, petidesiatnikai. Tais laikais tarybiniais buvo tiesiog pavojinga ten eiti į tas jų sektas, bažnyčias, nes karts nuo karto atvažiuodavo KGB, ten KGBistai, praverkas, suėmimai. Čia gal visi tikėjimo žodžiai po to iš jų ir modifikavosi, ar ne? Taip. Ir aš buvau pradžiai to viso tikėjimo žodžio visoje pradžioje. Tai yra, kai buvo gal 12 žmonių, ten buvo Saulytis. Jūs, Maužerį, galite su manim nesutikti, galite kalbėti, ką norit, įrodinėti man priešingai, bet aš jums pasakysiu tvirtai, aiškiai ir šviesiai tiesiai, kad biologija yra stipresnė už teologiją. Tikėjimo žodžio bažnyčios pastaris. Teologijos mokslų daktaras. Šviesus šeimos žmogus, 3 vaikų tėtė, Giedrius Saulytis. Žmogus, katras vykdė Evangelijos tarnystę ir savo žodžiais skelbė gerąją naujieną, išėjo pas meilužę. Nu, kam nepasitaiko. Va, tas pagrindinis reiškia. Tai mums atrodė, kad mes kokie esam kaip ten 12 apaštalų. Ta prasme, tai buvo toks atradimas ir tokie atsiverimai. Ir tame tarpe šventos dvasios krikštą patyriau. Ir be to aš gal, galima sakyti, gan greitai iš ten išėjau. Bet kažkaip gilus tikėjimas, kuris nieko bendro neturi su religingumu, bet supratimas kažkokių tai švento rašto paslapčių, Kristaus paslapties, manyje išliko ir jis yra labai gilus. Ir ta tikroji Kristaus moralė, kuri niekaip nesusijusi su jokių puritoniškumu, smerkimu, su 10 Dievo įstatymu. Juk labai svarbu, ką pasakė Kristus ir tiksliau Šventas Paulius, kaip suprato Kristaus auką. Jisai sako, kad Kristus panaikino 10 Dievo įstatymų. Nebėra 10 Dievo įstatymų. Jis pakeitė tuos 10 Dievo įstatymų vienu įstatymu – meilė. Tai jeigu yra meilė, tai tada savaime įsisprendžia ir visi 10 Dievo įstatymų. Nes įstatymas nedaryk, jisai verčia tiesiog verčia priešintis ir daryti. O pakeitimas viso to vienu įstatymu daryk. Čia tas įgimtas antagonizmas, mylėk, laužia, ne? Tai čia yra akivaizdu, kaip yra bandymai padaryti, pavyzdžiui, vaikui, mažam vaikui, padalintas kambarys per pusę. Vienam kambarį yra viskas, ko tam vaiko širdis geidžia. O kita kambario pusė yra tuščia. Ir jam sako, tu būk čia, žaisk, viską daryk, ką nori. Tik jokių būdų neik į tą tuščią kambario vietą. Žingeidumo vedamas būtinai. Ir išeina, saugė, išeina. Ir vaikas iš karto, mažas vaikas, iš karto bėga į tuščią kambario pusę. Jam neįdomu, nei žaislai, nors tai nieko nėra. Materija. Nu, o jau vyresnis šiek tiek vaikas, tai ką jisai daro? Jis jau pradeda apgaudinėti save. Kaip ir mes dažnai peržengėme, darome savotiškas nuodėmės ir turiuomenį moralės ribas mes jau išlipėm taip, kaip mums reikia. Jo, mes apgaudinėjom save. Tai kaip tas vyresnis vaikas daro? Jisai pasirenka žaislą, kamuolį, pavyzdžiui. Ir žaidžia su kamuoliu. Ir nenori kamuolys, aišku, vis tiek atsidurs toj uždraustoj zonai ir jisai atbėgs į tą uždraustą zoną. Tai grįžtant prie to, manyje yra gilus, aš kažkada tai, kai man buvo gal kokių 20 metų, aš beveik visą Seną ir Naują Testamentą mokėjau atmintinai. Galėjau cituoti be galo. Tai aš taip suprantu, kad ta aplinka su vienuolynais, bažnyčiom ir varpais aplink tavo gyvenamoje vietoje tau visiškai netrukdo. Čia jau yra kita istorija. Tai jinai yra susijusi gal jau su visai kažkokiais kitais dalykais.
man labai svarbu buvo kažkaip persikelti iš, kaip čia pasakyti, iš dešiniojo kranto į kairįjį. Tai yra iš Žirmūnų į Senamiestį, tai yra savotiškas judėjimas buvo. Jeigu kažkada tėvams buvo labai svarbu atsirasti tuose naujosios rajonuose, nes ten iš tikrųjų buvo tais laikais kokybiškiau gyvenusi, ten iš tikrųjų ten 9 vidurinė stadionas buvo žaidimo aikštelės. Ten, čia mano kartai, paaiškink, 9 vidurinė, kas dabar, kurioje čia vietoje? Kažkokia tai gimnazija, čia yra prie Kalvarijų turgaus. Vat, ir tais laikais tai buvo iš tikrųjų, mes gyvenom gatvėse. Aš dabar ateinu ir tie stadionai tušti, tai nieko nėra, nieko nevyksta. Pasikeitė laikmetis. Ja, pasikeitė labai daug kas. Dabar visi į klubus persimetė. Eiktų tokie klubai tušti, palyginus. Kaip Italijos filmuose, kaip Felinio ar ten Pazolinio filmuose. Buvo ten, ten žaidėm futbolą, turėjom savo komandas. Vyko, irgi buvo pusė ten rusakalbių, pusė lietuvių. Įdomu, kad nevykdavo kiemuose muštinių, bet būdavo komandomis, būdavo per kažkokius, pavyzdžiui, ten rusai savo komandą turėjo, mes savo komandą turėjom ledo ritulio ir futbolo, beje, aš kapitonas buvo tos komandos. Ledo ritulį žaidęs? Visų. Tai kieme mes žaisdom, būdavo žiemos, dabargi nebėra žiemų. Nu, aš turbūt, kai profesionaliau su to susidūriau, tai šiaip įdomu. Bet klausyk, tai įdomus laikotarpis, tau dabar kiek ten, virš 50, sakykime. Nu, taip. Aš prisimenu tokį įdomų dalyką, aš pastebiu iš tavo amžiaus atstovų, pas jūs tokie itališko, taip sakant, stiliaus mėgėjų daug yra. Ir muzikos, ir ten Arnela Muti, ir ten taip toliau, žinai, ten nebuvo pas tave to? Čia ypač... Pas mus buvo tam tikras laikotarpis, kai buvo labai stipri italų muzika buvo atėjusi, bet po to buvo labai stiprus pasiskirstimas, tie, kas klauso italų muziką ir tie, kas visiškai neklauso tos muzikos, ir tai buvo tiesiog stiprus labai mentalinis pasidalinimas. Tai čia tie, kur neklauso, tai jau čia progresyvūs įtariu. Jo, progresyvūs, tai kurie jau klausė punk rocką, reiškia, kurie britų... Sex Pistols. Jo, Strangleriai, Sex Pistols, Clashai... Bet visą tą, tai yra mano paauglystės muzika, reiškia. Tai tu ant hipių laikų šokai, bet buvo ten, aš prisimenu netgi tose išpasakojimų. Kažkiek dar kernagio turėjai kabinti, jeigu jūs šneka apie tus hipių laikus. Ne, tai kaip pasakyti, tavo jaunystė tai turėjo turbūt būti, nors gal ne. Ne, aš matai kaip, hipiavimas. Ne, aš visiškai, aš asmeniškai neprisilinkiau su hipiais, nes jie buvo vyresni. Nu jo, gal 10 metų. Bet aš bendraudavau dažnai labai su vyresniais. Bet šiaip jau mano karta tai yra pankų karta. Tai yra nuo tikrų pankų, tokių kaip ten Vardeklis, Kablys, Strausas ar tas pats Pečiūra, reiškia. Bet iki ten įvairių. Tai ten buvo, po to prasidėjo New Wave'as. Čia 80 turbūt jau buvo. Nu, ten jau buvo muzikos, bent to, ką aš klausau, buvo muzikos žlugimas visiškas. Nu, jo. Bet čia mano asmeninė nuomonė. Jeigu taip jau kalbėti, bet tą pagrindį ir aš iki šiol, reiškia, kai įsijungiu gerą punkroką, pavyzdžiui, Pixies, tokie, tai, nu, mane... Čia Britai? Jo, man užverda kraujas, reiškia, aš, kaip čia pasakyti... Kaip degtinės 50 gramų padarius. Aš dar vis... Jo, kaip yra iškita, ta tokia tikroji anarchija, tai buvo... Anarchy in UK. Jo, buvo mūsų kartoj ir pas tokius intelektualesnius galbūt, tai buvo tas... Ir tas dalykas, jisai išlikęs. Mes jau ten kokioje 8 klasėje, šeštadienis, penktadienis, pirkdavom tą pigų vyną,
Obuolių natūralus, nuostabus gėrimas. Abalijų. Abalijų natūralus. Tai rusiškai apipilsiu. Abalijų, jo. Nes mes Nemuno žiburiai. Nes visuomet, kai jo prisigeri, vis tiek apsivimi. Jaunas Abaliovacija, organizmas. O mane, vat kažkaip mes Greitai perdirba, ko nereikia. man pavykdavo nuo to išsisukti visko. Aš dar grįždamas prie tos pačios temos, vat, noriu pabaigti, kad jau po to prie jos nebegrįžti, bet Religija. tą pačią gyvenamąją vietą ir viską kitką. Iš kur aš tą viską ištraukiu? Ar tu žinai, kur jis gyvena? Taip, aš Tai dar žinau gali būti adresą. performances su apatiniais. Aš ištraukiu visą tą iš viso galių interneto, reiškia, nes Oskaras įsileido kažkokius reporterius ar dar kažką pas save į namus. Tai va, mane klausimas būtų toks. Savo laiku, kai nebuvo nei FB, nei nieko, reiškia, aš irgi buvau padaręs tokį, vadinkim, nežinau, ar klaida, tą pavadinti ar ne klaida. Įsileidau reporterius į namus, su filmavimu, su viskuo. Išėjo kažkokiam žurnale. Reiškia, vienu žodžiu, ir po to visko aš gavau 2 tokius įvertinimus. Vienu žodžiu, manęs pradėjo žmonės klausinėti, ar mano būtė yra vaiduoklių. Tai atsakydavau labai paprastai, reiškia, kadangi aš pats vaiduoklis, tai jie konkurencijos nemėgsta ir jų ten praktiškai nėra. Ir po to gavau pakrikštijimą tokį, vadinkim, kad aš esu šėtono reinkarnacija Marijos žemėje. Nežinau, kodėl jie taip sugalvojo. Tai man tiesiog įdomu, ar po vizito pas tave kas nors, kokia abratketa taip vadinama, buvo ar nebuvo. Gal irgi sulaukiai kokių nors ten malonių pasakymų. Visiems Nu, turbūt, man, žinai, į akis niekas abratkių nedaro, tiesiog pasakius. visiems turbūt na, Kitas dalykas yra ten Facebookas dabar ten. Nu tai va aš ką ir paminėjau, Facebooko tada nebuvo. Ja, bet supranti, ne, aš iš tikrųjų, žinai, aš daug yra dalykų, kurių, nu, vis tiek yra, tai vieni dalykai nuskamba, tai kiti dalykai. Gali kartais matyti, kad žmonės, pavyzdžiui, labai matosi, kai žmonės, iš viso matosi, ką žmonės apie tave galvoja. Ir tu matai, kaip jeigu tik truputį, aš tiesiog nekreipiu dėmesio. Bet jeigu noriu, aš iš karto pamatau, iš karto nuskanuoju visą žmogaus santykį į save. Ne, nu tai stovint ant laiptelių viršui, apačioj ta visa, vadinkim, banda, tai ar jinai turėtų dominti? Nu jo, bet supranti, o jeigu kalbėti apie mano namus, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Aš labai ilgai ieškojau, toksai Valera amžinatilsį, mano labai geras draugas, jisai užsiminėjo ten tokių nekilnojamų turtų, taip partizaniškai, jis neturėjo jokios agentūros, bet jisai daugeliu menininkų yra supirkęs ir Užupį padėjęs nusipirkti ir visur tuos gyvenamosius butus, palėpės namus. Ir aš labai ilgai ieškojau, kol suradau tai, ką suradau, ir aš labai laimingas tenai. Svarbiausia. Ten yra ypatinga iš tikrųjų atmosfera, tai yra gotikinis namas. Pirmas aukštas yra iš visų gotikiniai skliautai, antram aukšte yra barokiniai skliautai. Koks 18 amžius, ne? 19? 15 amžius. 15? Jo. Dar iš tų laikų? Jisai įtrauktas į paveldą, gotikinis, jisai tikras gotikinis, ne neogotikos, o tai čia yra 16 koks amžius, reiškia, jeigu ten imti pirmą aukštą. Ir iš pradžių tai buvo moterų vienuolynas, tas namas. Turėtų būti įdomi aura. Jo. Ir ten iš tikrųjų nėra jokių vaiduoklių, ten yra tiesiog, ypač tam pirmam aukšte, kur yra gotikiniai tie skliautai, ten kaip bažnyčiai jautiesi iš tikrųjų. Ten tiesiog aš nusileidžiu ir tiesiog pailsiu. Plius ten yra, tai yra paveldas, nes tai yra tas namas, jisai turi visišką gotikinį išdėstymą, tai yra centrinis įėjimas yra iš kiemo, jisai turi savo kiemą ir jisai tikrai apsuptas vienuolynais, ten yra ICM-as dabartinis, tai yra buvęs unitų vienuolynas, iš kitos pusės karmelitų vienuolynas, ten truputį toliau pravoslavų vienuolynas, čia tas irgi buvo moterų vienuolynas, o ten parkelis, kur tos pelėdos, tai ten buvo bažnyčia, kurią sugriovė rusai, nes tai buvo ten Kostiuškos laikais, tai buvo sukilėlių tokia bažnyčia. Plauk dabar pertrauksiu pelėdų, parkelis ir pelėdos, kadangi pelėdos man yra pats mieliausias gyvūnas. Ne, rašytojas. Pelėdas. Čia ne apie pelėdas, o čia apie rašytojas. Apie rašytojas. Aha. Okay. Ten už jaunimo teatro, už biksų, ten parkelis toksai yra. Gerai. Tai taip sakant,
žinai, ratas toksai, va, pradėjai Jo. bažnyčios ir grįžai. Jo, ir tai yra... Tavo namai? Yra taip, ir tai yra vieta, kur iš tikrųjų yra labai tylu. Bet čia pat išeini, pavyzdžiui, Pasažo gatvė praeini ir tu patenki į patį srautą turistinį Aušros vartą. Bet tai ten, sakykime, sakai, va, taura yra likus, ten moteris atėjusios klaupėsi melstis, ar ne? O kodėl jūs turėtų klauptis? Leiskit paklausti. Atsakysime šitą klausimą. Čia buvo toksai ne vietoj... Na, supratau, ką tu galvoji. Aš irgi. Vaikiškas pokštas. Bet, taip sakant, aš tai manau, kad, žinai, tas radikalumas niekad nėra galbūt pats geriausias variantas, kas liečia, sakykime, tikėjimą. Nes čia kaip ir... Radikalumas jisai tikėjime, tikram tikėjime radikalumo nėra. Yra meilė, yra atleidimas. Radikalumas yra religija. Religija ir tikėjimas.